Sveiki, esu Donatas Brikas ir sveikinu Jūs iš Londono, iš Excel pramogų rūmų, kur šiuo metu vyksta Anthony Robbins seminaras Atskleisk savo vidinę galią. Ir iš tiesų labai džiaugiuosi, kad atvažiavau šį seminarą, nors tikrai buvo abejonių, ar skristi ar neskristi į Londoną, pasižiūrėti Anthony Robbinsą, bet šiandien žinau, kad priėmiau tikrai gerą sprendimą ir atvykau čia kartu su dar 7000 žmonių iš 40 pasaulio šalių, kurie turėjo unikalią galimybę mokytis iš unikalaus pasaulio speakerio Anthony Robbinso. Aš žinau, kad jūs klausėte, kas iš to, yra krūva motyvacinių knygų, yra daug seminarų ir Lietuvoje, ar verta važiuoti, ar verta mokėti tokius pinigus. Tai aš jūsų norėčiau paklausti, ar verta sumokėti už savo naują įrašą. Šiandien pirma diena Londone, kada mes matome saulę ir jį pakilo būtent virš Excel parodų rūmų. Mes juokiamės, kad tai tikriausiai atsitiko todėl, kad čia yra tiek pozityvios energijos, tiek užvestų žmonių, kurie net prasklaidė debesis ir Londone pasirodė saulė, kuri taip retai pasirodo. Ir klausimas, ar jums reikia atvykti į tą seminarą? Aš negaliu atsakyti, ar jums reikia ar nereikia. Galbūt jūs ir taip esate sėkmingi, galbūt jūs ir taip džiaugiatės gyvenimu. Bet kokiu atveju, jeigu jūs esate sėkmingas, jums verta čia pabūti. Tai yra renginys numeris 1 pasaulyje. Jeigu jūs esate verslininkas, jūs tikrai padarysit proveržis, panaikinsit visus ribojančius įsitikinimus, kuris trukdo užaugti jūsų verslui dar į aukštesnį lygį. Jeigu jūs esate žmogus, kuris trokšta daugiau laimės, trokšta būti tobulesnis, sukurti geresnį santykį, jūs taip pat padarysit proveržį savo santykiuose. Jeigu jūs esate mama, norite užauginti tobulus, sėkmingus vaikus, jūs taip pat sužinosite, padarysite proveržį savo santykiuose su vaikais, jūs panaikinsite visus ribojančius įsitikinimus, jūs pažinsite savo vertybės, jūs išmoksite veikti, kas svarbiausia, jūs nugalėsite savo baimės, jūs išmoksite veikti. Anthony, patikėkit, Anthony tikrai tai gali, aš buvau nustebęs, kaip jis valdo 7000 žmonių auditoriją. Ten žmonės ir šaukia, ir klykia, ir verkia, ir vėl juokiasi. Anthony tai sugeba, taigi noriu jūs pakviesti kitais metais, spalio 27 dieną, kovo 27 dieną, ne spalio 27 dieną, vyks lygiai toks pat renginys čia, lygiai toje pačioje vietoje. Ir būtent Lietuvai jūs turite unikalią galimybę įsigyti tikrai bilietus už tikrai labai gerą kainą ir už tokią super kainą tikrai padaryti proveržį savo gyvenime. Iki susitikimo čia Londone kitais metais, 2015 metais, kovo 27 dieną. Jau dabar užsibukinkite tą datą ir jau dabar galite pirkti lėktuvui bilietus, nes jie, kiek žinau, yra pigesni.